Opa. Kas čia vyksta? Iš kur jie čia surado dabar? Trūksta viso labo vieno gabalėlio gumos. Ir galėčiau atrasti dviratį. Turbūt paklausit, ką man atradinėti dviratį, jeigu aš jį jau turiu. Bet problema yra ta, kad neatradęs dviračio negalėsiu atradinėti motorolerio. O reiškia ir motociklo ir taip toliau. O pirkti kiekvieną transporto priemonę tikrai neapsimoka. Tai va, atrodo gana ramu aplinkui. Galima išlįsti peteliukais ir susirasti savo gumos gabaliuką. Kaip tyčia nesimato jokių padangų aplinkui. Šiaip jų būna pilna ant kelio. Kur galima būtų rasti padangų? Dar ir tamsu. Praktiškai žiūrėsi tik ant kelio. Aba, tik patrokšnauk truputį. Man reikėjo iš karto sėlinimo režimą perėti. Na, bet nieko, jis jau mane pametė. Tai nededam į kelnes ir truputį pasismaginam. Neužteko jam, kaip bebūtų keista. Dar vienas. Šitam užteko. Tai pasiimam strėlę. Neatiduosi. Užspaudė. Vat matau padangą. Šitos gumos man jau kaip ir užteks. Geras tas kirvis, bet vat pritrūksta vieno taško, kad būtų galima vienu smūgiu nukirsti. Ir vis dar jokios gumos. Man dviračiui aišku jau užteks to vieno gabaliuko, bet paskui atradinėti reikės ir motorolerį, ten irgi reikės gumos. Ir taip toliau. Nu, pažiūrėsim. Na va, dabar užtenka. Toliau, aišku, reikės motorolerį atradinėti. Šitam jau trūksta varžtų, ne tik gumos. Ką mes galim pagaminti? Ne kažką. Reikia daugiau geležies. Taip, kalta geležis. Dar turim rudos šiek tiek. Gerai. Ir iš skrepo geležies irgi reiktų padaryti truputį. Visko nenaudoju, nes man remontui kartais prireikia geležies. Taip, kiek mes čia galėsim padaryti? Iš tikrųjų, iš visų 8 nebūtina. Gal kokius 10. Kiek ten trūko, nepamenu. Kiek trūko? Reikia 30, padarau 20, nu ir gerai. Tai reikia dar gumos. Ir aišku, susirenkam degalus. Jau turim kanistrą. Laikas ruoštis motoriniam transportui.
ir bačkutę susirinkti metalui. Reikės turbūt dar bačką pasistatyti namuose vieną kokią, kad būtų galima supilti. Kol yra tik viena kanistra, tai reikia turėti atsargą. Vėliau, kai kanistrų bus daugiau, bus galima viską kanistrose laikyti. O tuo tarpu atėjo rytas. Ir padangos atsirado. Manau, kad toj gumos turėsim pakankamai. Čia dar plastikas. Truputis jo. Ir zombiai prisistato, aišku, jau. Kaip greit parėjo. Aha, kažkoks receptukas. Žiūrėsim, gal bus verta išmokti. Dar padangyti. Šiaip labai po nedaug gumos čia duoda. Ką čia turim? Šitą autobusiuką irgi būtų galima susiremontuoti, bet man jos spalva nelabai patinka. Nu, pagaliaugi. Vos ne vos. Užteko visrakčio, tiksliau ne visrakčio, plaukų segtuko. Ir tai dėl 5 plastiko. Kas ten dar vaikštinėje? Kur esi čia? Nematau. Ne vienas? Na, čia ir daugiau yra. Ką čia turim? Šalmas. Šiaip niekalai. Gerai, susirenkam, ką čia gero radam. Nesėlink man iš nugaros. Šitas čia įstrigo. Panaši situacija kaip su bazės laiptais. Tarpas per siauras pralysti, bent jau man. Dar pasiimam ir tai, kas čia yra. Plytų dar reikės. O, ir ten kažkas gero yra. Nieko gero. Galbūt ten viršui dar ko nors gero būtų galim rasti, bet aš gal nelipsiu dabar. Manau, labiau verta eiti namo ir pasižiūrėti, ar jau galima atrasti motorolerį. Ir dar mes turim vieną tašką. Manau, kad pačiu laiku dabar bus įdėti į gavybą. Kitko visiems dar negaliu vystyti. Šiaip tai ir jėgos bendrą parametrą verta dėti. Jisai pagerina darbą su įrankiais ir mažiau naudoja ištvermės tokiu būdu. O ką, šokam ant dviračio ir važiuojam namo. O, dar vis trūksta gumos. Ir varžtų kažkodėl trūksta. Aš apsiskaičiavau kažkaip. Reikia padaryti dar. Taip, skrepinam, kas čia buvo. Šitą reikia suremontuoti.
Šitas daiktas, jisai geras dalykas, jisai pagerina prekybos reitingą. Bet spėsime su tą prekybą. Taškai kol kas svarbiau. Taip, dar trupučio gumos. O reikia vėl išlėkti paieškoti gumos. Beje, reikėtų dar pas treiderį užsukti. Ir parduoti, kas čia prisikaupia. Galbūt ir nusipirkti kažką gero. Nes šiandien atsinaujino jo asortimentas. Bet kaip aš persikroviau. Dar šitos užkrepint galima ir pažiūrim geležį išsikraut. Bet ne ką lengvesnis visien. 40 kg persvoris, bet gal kažkaip dašliaušim. Pirmoje eilėje pažiūrim, ką jisai turi naujo. Yra sledge turetas, kuris labai svarbus mano bazės dizaine, tarkim taip. Reikės galbūt jį nusipirkti. O dar kas nors, snaiperio šautuvas irgi jam blogai, bet kol kas apsieisim be jo. Čia lyg ir nieko ypatingo, o yra neblogas automatas. Bet irgi galima be jo pagyventi dar. Kol kas užteks to gero šautuvo, kur turiu. Take care. Dabar pažiūrim, ką Anas turės. Drop your weapons. Well, you did. Na, dar tiesa yra Okay. So I suppose you want atlyginimas me už paid. misiją. Imam tai, kas brangiau ir parduosim iš karto praktiškai. O nauja užduotis, Aurelija auto, visai gerai, ten turėtų būti degalų bent I have a kažkokiu. job for you, if we can come to an understanding. Well, definitely. Okay, Jo, imam we šitą have a deal. Come ir back when it's pažiūrim, done. ką jisai turi parduoti. Šitie reperiai kiti, jie labai gali praversti, nes kol kas juos pasigaminti būtų sunku. Ir kas svarbiausia, aš matau skečiamą raktą. Šitą tai jau būtina nusipirkti. Tada visos problemos baigsis praktiškai. Ir su geležimi, ir su guma. Čia daugiau nieko ypatingo. O čia yra quadbaikas, kuris irgi būtų gerai, bet tiek pinigų surinkti tai yra problematiška. Jo, tai ką, reikia pirkti raktą. Ir jeigu pavyks galbūt tos reper kitus pasiimti. Was there something else? Taip, tai reikia, aš atrodo, saldainiuką dar turiu. Viską parduodam ir perkam. Pagaliau turėsim su kuo ardyti mašinas, iš kurių galima gauti labai daug gerų dalykų. Ir jau girdžiu zombiai prie jo. O šitas daiktas, aš jau anksčiau nepastebėjau, tikrai vertas dėmesio. Jisai ne tik tai pagerina prekybą, bet dar ir prie jėgos duoda tašką. Taip, imam tą. Ir turim dar visai nemažai pinigų. Dabar klausimas, imti man šitos ar ne. Nes čia loterija. Ar rasiu, kai man jų prireiks, iki to laiko, kol man jų prireiks, ar nerasiu. Pasigaminti dar negreit galėsiu, juos atrasti dar, kad pasigaminti irgi reikia taškų sunaudoti. That's right, do the math. Dvejoju tiesiog. Gal tiek to. Dar turim laiko. Asortimentas pasikeis gal po 3 dienų, taip kad jeigu bus būtina, nusipirksiu dar. Užeik, kad jau atėjai. Tai, kas dabar? Beje, noriu pademonstruoti, kaip šitą padangą
neišeina paimti. Dėl to, kad yra traderio įtakos zonoje. Nieko, kas yra toje zonoje, negali išardyti praktiškai be šansų. Nu kągi, pradedam nuo mašinų ardymo, manau. Dabar jau turim su kuo. Na va, ir dabar jau galima atrasti motorolerį. O beje, visai pamiršau, pas musgi atrodo jau yra numesti porą pagalbos paketų iš lėktuvo, kur numetinėjo. Va turim vieną pažymėtą čia ir dar vienas ant greito taško, to raudoną vėliavėlę. Gal sakyčiau, verta iki jų nulėkti ir pasižiūrėti, kas ten yra. Nors iš pradžių geriau perskaityti instrukciją motorolerio. Ir dar man reikia pasiremontuoti, tiksliau upgrade'inti stalą, kuriam reikės pjūklo. Iš principo jau galėčiau pasidaryti, bet čia dar trūksta kirvio, kurio dar vis neradau. Gerai, sulaukiam, kol pabaigs, čia liko kelios sekundės, perskaitom ir galėsim važiuoti. Jeigu pakeliui kur nors rasim motorolerį pataisomą, galim bus pasižymėti tą vietą, pasižiūrėti, iš kokių medžiagų jisai taisomas ir galim bus susitaisyti. O sekantis yra motociklas, bet jam jau reikia motociklo variklio. Galbūt pakeliui rasim ir variklį. Kas ten žino? Va, jau matau dūmus oranžinius, ten yra krovinys ir dabar labai įdomu, kas jame bus. Nu ką, visai neblogai. Aišku, kavos instrukcijos aš neskaitysiu ir taip jos prisiieškau pakankamai daug, 5 butelius turiu. Ir čia 3 knygos, iš kurių šitą verta perskaityti. Šita, nieko gero, aš visi nesigaminsiu savo drabužių. Ir kas liečia degančias strėlės, tai manau, kad visai neverta. Nu ką, dabar pasižymim, kur važiuoti iki sekančio krovinio ir pirmyn. Va, jau matau dūmus. Tuoj pažiūrėsim, kas čia gero bus. Blogiausia, kad tie dūmai labai greit baigėsi. Vos tik krovinys patenka į tavo akiratį, jie parūksta truputį ir nustoja. Kaip aš čia taip nerandu jo dabar? Ai, va, pravažiavau pro šalį. Gerai, pažiūrim, ką turim. Ką, irgi visai normaliai. Ką mes čia gavom iš šarvų. Visai naudotini dalykai. Bus geriau už tą dabartinį skrep metalo šarvą, kuris gerokai stabdo. Nu, kad jau atvažiavom iki čia, reikia turbūt apsidaryti apylinkiai. Nu, matau motociklą. Pradžiai pašalinam grėsmę. Piniginė. Biškį kapeikų, gerai. Šitas motociklas irgi pataisomas, bet jisai prastas. Su juo važinėti yra menkas malonumas. Tai mes jį išardysim ir tikėsimės geriausio, kaip sakant. Kol kas tik geležis ir plastikas. Gumos dar truputį, laidų, spyruoklių.
O, variklis. Haha. Panašu, kad mes prašoksim pro motorolerį ir eisim tiesiai prie motociklo. Reikia tik dabar susirasti, kur jį rast pataisomą. Normalesnį už šitą be abejo. Svarbiausia, kad būtų pataisomas ir galėsim turėti visai normalią transporto priemonę. Tiesa, dar va ir tokius visokius nuolaužas reiktų išardyti, kad negulėtų ant kelio, nes paskui, kai su mašina važinėjai, labai jie kliūna. Atsiranda vaizda labai nedaug likus iki jo atvažiuoti ir automatiškai kliūni su mašina, gali taip ir mašiną sulaužyti. Bet šito kirvio sugebėjimas numušti 99% resurso, tai labai erzina, reikės jį galbūt kažkaip tai patobulinti. Kita vertus, tobulinti turbūt nelabai apsimokės, nes čia geležinis kirvis, greitų laikų, manau, mes prie plieninio prieisim, o plieninis visien geriau. Ir jeigu jau tobulint, tai arba plieninį, arba išvis titano kirvį, nes kiekvienam patobulinimui reikia papildomai visokių medžiagų gerų. Beje, reikia pašalinti tą kryžiuką, jis jau nieko nebežymi. Ir mes dar esam pažymėję motorolerį, kuris yra. O kuris yra? O, tolokai. Tiek to. Mums jo greičiausiai neprireiks. Dėl to, kad dabar jau galim susiremontuoti motociklą. Tai ką mums tas motoroleris? Tokius irgi verta pašalinti nuo kelio, kad nesimaišytų. Tada prisirinksime iš jo dar gerų dalykų. Taip, žiūrim, ko dar trūksta. Vėl gumos, varžtų ir geležies kaltos. Nu, dar lipnios juostos. Lipnią juostą tai pasidarysim kupriniai. Šitų dar truputį trūksta. Ir gumos reikės pasirinkti. Opa, kas čia vyksta? Iš kur jie susirado? Šiaip tai čia man aišku, kodėl tos meškos atsirado tik dėl to, kad atsinaujino visi zombiai. Bet negi tai vyksta per savaitę. Ašgi prieš savaitę juos išbakinau visus. Nu ką, teks išsivalyti vėl.
Na va ir išsivalėm. Taigi, ko dar čia trūksta? Verot susirinkau viską, ką reikia. Paskutinės sekundės ir atradinėjom motociklo remontą. Kas beliko? Susirast motociklą. Reikia būtinai susiremontuoti raktą. Dabar tai mano pagrindinis įrankis. Ir manau, kad galima keliauti, vykdyti užduoties. Aišku, laiko liko labai nedaug. Aš bandysiu pademonstruoti, kaip galima speedrunint užduotis. Nekreipiant į nieką kitą dėmesio. Labiau, kad šita užduotis būtent tik tai parnešti krovinį. O zombių išnaikinti visai nebūtina. Todėl praeiti jie galima labai greitai. Na, bet sulaukiam, kol atradimas jau bus paruoštas perskaitimui ir judėsim. O kadangi susiremontuot motociklą jau kaip ir mokam, tai va šitų mini baiko rėmo ir rato schemų jau greičiausiai nebereiks. Na, bet kol dar neturiu motociklo, neskubėsiu iš jų skrepinti. Jau čia yra kažkokių aktyvių zombių. Tai negaištam laiko. Aišku, pakeliui reikia susirinkti tokius dalykus kaip knygos. Bet visą kitą rinkti turbūt nėra prasmės aktyviais. Galima bus vėliau užeiti. O tas va geltonas lagaminėlis rodiklį į viršų yra nukreipimas į reikalingą krovinį. Jeigu rodiklį į viršų, reiškia, krovinys yra kažkur aukščiau. O turint omeny išplanavimą šito pastato, jisai bus ant stogo greičiausiai. Strėlės baigėsi. Negali būti. Taip, aš buvau nepersijungęs į geležinės. Pasirodo, lokius iššaudžiau su akmeninėm strėlėm. Ką pasidarysi, būna. Bet būčiau galėjęs taupyti šovinių. O krovinys akivaizdžiai štai čia. O tad velnias. O juk aš žinau, kad šitie ventiliatoriai įkrenta. Dabar negaliu išlipti. Ir ką reiks daryti? Kaip čia išsivežti šito urvo? Ne, čia per daug. Čia irgi 1000. Ja, prasti popieriai. Pabandyt gal ant šito atsistot. Kas gausis? Opa. Skaitosi atsistojau. Aš kaip ir viršui, bet negaliu pajudėti. Vėl neva.
Į tą vežimėlį pataikyti negaliu, paimti jo negaliu. Kaip sakoma, užstrigau tekstūrai. Net nežinau. Ko gero, čia ir teks užbaigti šią seriją. Išeisiu iš žaidimo, galbūt grįžus į jį kažkaip išmes iš tos tekstūros ir jau galėsiu judėti, nes dabar tai absoliučiai negaliu nieko padaryti. Na kągi, tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir jeigu jums patinka toks turinys, tai dėkit laiką, pasirašykit po mano kanalu ir laukit daugiau pratęsimų. Iki.